Ką ir vėl bandau šapalą. Praeitą video iš tikrųjų man praėjo viena diena, bet nežinau, kada šitas video išeis. Ir ar iš vis išeis. Žiūrėsim pagal kibimą. Iš tikrųjų šiandien oras žymiai geresnis. Ir atvažiavau anksčiau. Dabar jau susimetus po 1:10, bet atvažiavau prieš pusvalandį kokį. Saulutė kartais išlenda ir po Velykų buvo prasidėjęs gan stiprus vėjas, tai šiandien jau apstojo, žymiai maloniau žvejoti. Sėdėm, laukiam kibimo, žiūrėsim kaip čia kas bus. Kol kas nieko. Jeigu čia yra šapalas, turėtų, manau, per 2-3 permetimus paimt. Taip kad vakar buvo iš tikrųjų. Spėjau tik vieną meškę užsimest, kol kitą ryšausi. Tik pirmų metimų iš karto užkibo. Jau šapalas būna vietoj, tai jis tikrai pamato. Pamato tą batoną ir nesulauksit kibimo. Ir šioje vietoje patirties tokia vėl pakišo koją. Iš tikrųjų buvau pamiršęs, kad buvau jungęs kamerą ir sėdėjau visą laiką su jungta kamera ir tada, kai jau pradėjau bėgti link meškerės, norėjau ją jungti, o iš tikrųjų gavos taip, kad išjungiau. Iš tikrųjų buvo garsas uždėtas ant kameros ir jis supipsėjo, kad jį filmuoja, nors iš tikrųjų supipsėjo, kad jį nustojo filmuot. Ir kitas kadras jau buvo tik tai tada, kai pamačiau, kad kamera išjungta ir jungiu jau žuvį būnant ant kranto. Ir vėl dar. Taip pat ir vakar buvo, taip pat ir šiandien. Nėra to įpratimo dar įjungt kamerą arba įjungiu. Ir nežinau, užsidėjęs garsą, kad būtų, bet vis kažkaip neišgirstu. Tai po pusės valandos gal laukimo šapalas atėjo. Gražus kibimas gan. Kiek gražiai atkabint. Galima bus pamatuoti. Žinau, kaip matosi. Nuo burnos pradžios iki galo 443 iš akies. Aišku, labai nemalonu. Ir taip tų kibimų nedaug ir jų nesigauna užfiksuoti. Bet su laiku, manau, priprasiu iš tikrųjų. Nusistačiau nustatymuose, kad pipsėtų jungiant kamerą. Bet turbūt kažką blogai nusistačiau, nes šį kartą lyg tai ir girdėjau, bet nenusifilmavo. Ir kaip būtų gaila. Nieko, tikiuosi dar bus kibimų. Būtų ką parodyti.
nesu gyvenime pagavęs meknės, bet mano galva čia meknė. Jeigu žiūrim pagal plotį. Mano galva, kad čia meknė. Ir graži meknė. Traukiasi. Prastai. Nemanau, virš kilogramo tikrai bus. Reikia gražiai atkabinti. 48 centimetrai. Negaliu labai prinešti kameras, nes nestovo, dabar stovi. Graži meknė. Iš tikrųjų pirma mano gyvenime. Meknė taip pat užkybo ant batono. Reikėjo išlaukti. Na, sakyčiau, nuo 10 iki 15 minučių. Aišku, dažniausiai permetinėjau kas 10 minučių ir būčiau neužilgo permetęs. Nes tiesiog batonas nukrenta, nežinai, ar ten dar yra batono ar ne. Šį kartą per ilgesnį išlaukimą susigundė meknė. Ir tiesą pasakius, jeigu pradėjau žvejybą 1 valandą dienos, tai šiuo metu yra po 3:20. Ir pirmą žuvį pagavau 2 valandą, o šita žuvis po valandos su viršum tik atėjo. Pakeičiau vietą, tai jau toliau biškį kitą vietą. Išsirinkau, kur maždaug būtų tolygi srovė palei krantą ir jo prieky yra medžių. Gal ten srovė šiek tiek apstoja. Nežinau, renkuosi vietas maždaug, kur būtų koks medis palinkęs, nudėkęs į vandenį. Man kažkaip tai yra pasiteisinę, bet negerai, kai įkabini į medį. Kaip atsitiko dabar, tai realiai visiškai visa sistema liko medyje. Tenka ryžtis iš naujo. Ryšiu su svareliu šį kartą. Aha. Ne, labai mažiukas. Nu, gali susiet, kad reikia, jeigu ne. Koks turbūt puskilis bus. Neuždint. O tai jis pats į krantą ateina. Pala, aš iškelsiu, tada pakišiu. Pala, dar biškį. Ir prie pačią krantą atsigaunai. Opa. Mažylis. Pareiškia. Štai toks šiandienos laimikis. Pavyko vieną meknę pagauti. Pirmą savo gyvenime. Spėčiau iš akies, kad 1,5 kilogramo. Matavau tai apie 50 cm ir šapalas. Kažkur virš kilogramo. Irgi matavau centimetrų, neatsimenu. Prieš tai nufilmavau girdėjusius. Buvo dar vienas ir mažesnis, bet paleidau. Nežinau kodėl, bet antra diena vakar kivimas geras buvo. Iš tikrųjų 3 žuvis pavyko pagauti. Gal kokių
4 kibimų nespėjau pakirst, nu, turbūt neužsikirto žuvis. Bet nuo vakar kažkodėl upiai per naktį nukrito nuo 5 iki 10 cm vandens. Tai, manau, tai vis tiek kažkaip įtakoja. Ir šiandien jau sėdžiu apie valandėlę. Tai vieną kibimą turėjau irgi, bet nepaėmė turbūt masalo, tai net nespėjau iki meškerės dabėgti ir bandyti kirsti. Persimečiau meškerės. Matosi, kad šiandien nėra aktyvų šapalo šiandien čia. Dėl to reikia nelaukti, kol jis ateis, nes greičiau ateis tamsa. Šiandien visai nieko nepavyko pagauti. Jau 8 val. Vakaro, tai skaityk, žvejyba baigėsi. Trečia diena, bandom kažką suviliot. Nuo vakar atrodo, vanduo jau šiek tiek pakilo gal vėl, kas džiugina, bet nežinau, ar tokias permainas į naudą. Aišku, jokios permainos nėra gerai, bet įdomu, ar kad būtų geriau likę kaip likę, nukritę ir taip palikti. Ar kad vėl pakiltų vanduo. Iš tikrųjų, čia nelabai protų suvokiama, kaip taip gali. Čia kur matosi pėda, čia dar užvakar buvo vanduo. Vakar čia jau jo nebebuvo. Nemažas. Nu, tai pasemt galėsi, kai ištrauksiu. Jeigu dar ištraukti reikia. Bet tai kad nesparda visiškai. Kaip šaką traukčiau. Ne, ai va. Atsigavo. Oho. Kažkur eina po medžiu. Krantą pradėjo eiti. Čia geras bus turbūt, žinau. Arba mėg. Neperlūžti. Mas. Kažkas labai maža. Net nesuprantu iš tikrųjų, kas. Jau kažkas yra. Pasikirti. Nepavyko pakirsti. Ajajaj. Šiandien žvejybą jau baigiu. Pavyko sugauti šiandien vieną tokį šapalą.
kažkas apie 40 cm. Parašysiu, nes matavau. Šiandien tik viena žuvis, kibimų irgi mažai. Galbūt įtakoja pasikeitęs vėjas. Kryptis vis tiek keitėsi bent porą kartų. Bet pradeda šilti orai, manau, šapalai dar turi pradėti kibti. Geriau negu kybo dabar. Bet bent jau vieną šiandien. Tai savo šių 3 dienų video baigiu. Iš jūsų norėčiau paprašyti, kad paspaustumėte patinka ir pasiektumėte kanalą. Man tai tikrai duotų labai daug motyvacijos. Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam video.